Fui, kaip neskanu. Oi. Kaip skanu, taip puikiai, kad įdėjom inžinį. Mėgstate avinžirnį? Labai. Kviečiu išbandyti greitai paruošiamą labai skanų ir maistingą troškinį. Juk mes nuolat girdime, valgykite daugiau augalinės kilmės maisto. Tai pats laikas išbandyti šį troškinį ir jisai bus vienas mėgstamiausių receptų jūsų virtuvėje. Nežinau kaip jūsų vaikai, bet mano vaikai neapsieina turbūt ne vienos dienos be avinžirnių ir iš tikrųjų tai yra vieni mėgstamiausių jų ingredientų. Ir šio troškinio pagrindas yra daug daržovių ir avinžirniai, kurie turi savyje daug skaidulų, turi baltymų ir yra augalinės kilmės. Tiesiog kalafiorai ir brokolį susmulkink mažesniais žiedynais, papriką supjaustyk kubeliais, į keptuvę ar gilesnį puodą supilk alyvuogių aliejų, sudėk kalafiorus, apkepink keletą minučių, sudėk likusias daržovės, įpilk verdančio vandens, patroškink keletą minučių, pagardink mėgstamais prieskoniais, supilk sojų grietinėlę, įdėk sviestą, uždenk dangtį ir patroškink apie 10 minučių, kol daržovės suminkštės, bet išliks šiek tiek traškios. Ir tai yra receptas vieno puodo istorijos, kada tu greitai, skaniai ir sveikatai palankiai paruoši maistą. Tiko mano receptas, spausk like, dalinkis su draugais, rašyk komentare daugiau receptų. Daugiau mano nuostabių receptų rasi mano knygoje Sveiko maisto gamyba, tai joje yra net 322 receptai ir mitybos bei maisto gaminimo patarimai, kurie padės tau ir tavo šeimai valgyti skaniai ir sveikai. Įsigyk jau dabar, tiražas jau tirpsta.